Nežinau, kas čia darosi ir kuom visą tai baigsis. Ir kam čia negerai? Putinui negerai. Gaila. Žmogus turėjo naujų idėjų, kaip pertvarkyti pasaulį, kaip įprasminti rusų pasaulio buvimą globaliniam pasauliui, kaip padidinti rusiškojo pasaulio indėlį globaliam pasauliui. Ir štai tau prašom, nieko neišėjo. Ir dabar tokia nesėkmė. Tokia nesėkmė, aš dar nebaigiau. Nėra čia visiškai jokia nesėkmė. Žiūrėkit, Dien Победы iš viso globalaus pasaulio. Suvažiavo aplankyti rusiško pasaulio, atvažiavo ir indiško pasaulio prezidentas, ir kinietiško pasaulio prezidentas, ir Pietų Afrikos pasaulio prezidentas, ir net šitas Kubos pasaulio prezidentas. Ir kas, ką? Atvyko, pavalgė ir išvyko. O vienas svarbiausių rusiškojo pasaulio simbolių – raketa, rusiškojo pasaulio nešėja į kosmosą, nudrybo kažkur Sibiro platybėse. Ir tokia jau antrą kartą per šį mėnesį. Ir čia tikrai ne šiaip sau, čia kažkas kažką daro. Biškiti gaila to Meksikos palidovo, kurį kėlė rusų raketą. Ne, gaila ne Meksikos palidovo. Meksikonai yra seniai Amerikosų padlaižiai, tai jų negaila. Gaila yra tai, kad visis kitos raketos Meksikonų tos prietaisus į kosmosą iškelia, rusų raketą neiškėlė. Ir čia aiškiai yra nagus prikišęs Gosdepartamentas Amerikosų. Aiškiai įdėjo 32 kg svarmenį į raketą nešėją. Ir kai viskas razlytėlas, k čortų puch į prach, tai dabar to Meksikonų prietaisų ir raketos liekanom pietauja gerbiamos sniego žmogaus vaikai. Gėda rusų pasauliui. Bet aš skaitau. Aš žinau, ką jūs skaitot, aš irgi taip skaitau. Taip, vagia, viską vagia. Raketinio kūro iš vis nėra kur panaudoti. Nėra, bet vis tiek vagia. Neužteko kūro 3 pakopai. Gėda rusų pasauliui. Kaip jums pasaulio hokėjaus čempionatas? Tai čia viskas gerai, čia Amerikosius nugalėjom. Bet vakar nuo kanadiečių kaip ir pasikrovė 6-1 ir namo grįžta ne čempionai. Sakot, nuo kanadiečių 6-1 gavo. Keista. Nei ten gert galima, nei ten pavogt ką, nesuprantu. Kažkas čia negerai, kažkas čia ką daro. Ir blogai, kad Putinas neranda kaltų. Tikrai negerai. Stalinas po 2 raketų nukritimo būtų 2 papildomus Vorkutos lagerius užpildęs tautos priešais. O čia nieko, ką, dėl to, kad nėtų человеческих жертв, ar kaip čia? Jų hokejistai žaidžia šiaip ten Kanados ir JAV klubuose. Tai gal nupirkti? Gal nupirkti? Trūksta Stalino rankos, ko trūksta.